Aš elektrikas Juozas, Antakalnio būstas. Šiandien mes randamės daugiabučio namo laiptinėje prie apskaitos skydo. Būtų apskaitos skydą. Ant išorinių durelių privalo būti lipdukas pavojinga įtampa, kadangi to reikalauja eksploatacijos ir saugumo technikos taisyklės. Taip pat turi būti rejestro užrašų numeriai, apskaitos skydas pagal veikiančių įrenginių žurnalo numerius. Tai būtų apskaitos skydas, pirmą laiptinį vienetukas, pirmą laiptinį, 5 aukštas. Šita numeracija vykdoma pagal įmonėje veikiančių elektros įrenginių rejestro žurnalą. Iš paskirstimo skydo eina apskaitos skydai 1, 2, 3, AS4, AS5 ir taip toliau. Dabar mes pažiūrėsime, kaip atrodo mūsų skydas iš vidaus. Atsidarome durelės ir matome tokį vaizdelį. Reiškia, viršutinėje dalyje montuojami automatai arba seno tipo saugikliai arba seno tipo bakelitiniai perjungikliai. Va tokie, kurie jau nebeatitinka mūsų eksploatacijos sąlygų, jie yra pavargę, pasenę ir praktiškai tai yra ne apsauga, o toks atjungiklis, vadinkime. Mes siūlome statyti šiuolaikinius automatėlius, ABB tipo ar Müller tipo, tai visai nesvarbu. Svarbu, kad jie būtų nauji ir atitiktų saugos reikalavimus. Jeigu būtų yra skiriama 3,3 kW galios, tai praktiškai apsauginis automatas turi būti 16 amperų. Įvadiniai automatai 16 amperų su C raidė. Buto automatai turėtų būti su B raidė. Tai yra suveikimo laiko skirtumas. Su B raidė yra jautresni, jeigu įvyko kas nors trumpas jungimas bute. Reiškia, pirmiausiai išsijungs buto automatėlis, bet neišmuš įvadinio. Čia yra, reiškia, mūsų aptarnavimo zona iki saugiklių arba automatų. Laidai einantys į butus už saugiklio jau yra buto šeimininko nuosavybė. Toliau mes turime apskaitos prietaisus. Apskaitos prietaisus elektros skaitiklius, kaip matome, seno tipo, vienfaziai elektros skaitikliai. Profilaktikos metu jie turi būti valomi, apžiūrimi korpusai, kad nebūtų sumušimų, pragręžimų. Apžiūrimi apsauginiai dangteliai, kad jie būtų nesulaužyti ir nebūtų galimas papildomo prisijungimo kitam vartotojui arba elektros energijos vagystės. Pagrindinis aspektas mūsų apskaitos prietaisų apžiūrėti numerinių arba švininių plombų tvarkingumą. Jos turi būti užspaustos, tvarkingos ir nenuplėštos.
Jeigu pastebėjome kokiu nors pažeidimų gaubtuose, ar pragręžimų, ar sumušimų dangteliuose, o ypač plombose, iš karto skambiname Lesto inspektoriam, kad jie imtųsi priemonių. Tada atvyksta inspektoriai, patikrina, ar nėra energijos vagystės pagal savo turimą dokumentaciją ir arba užblombuoja, arba ten imasi savo priemonių. Čia jau ne mūsų bėdos. Toliau po žemiau apskaitos prietaisų yra mūsų vadinami paketiniai perjungėjai po dangčiu ir tranzitinis gnybtynas. Jeigu mes nuimsime apsauginį gaubtą, ką mes ir matome. Seno tipo paketiniai išjungėjai, 2, vieno jau nebėra. Jis, matyti, yra sudegęs pilnai ir šitaip neturėtų būti pakeista, reiškia, per gnybtelį, per kontaktinę kaladėlę pajungta be apsaugos skaitiklis ir iš skaitiklio jau keliauja į būtų automatėlis. Tranzitiniai farforiniai tvirtinimo elementai, kur ateina jėgos maitinimo kabelio 3 fazės ir 0. Tranzitinių, reiškia, gnybtų kontaktai turi būti patikimai priveržti ir kontaktai einantys į paketinius išjungėjus arba, sakykime, į būsimus automatėlius taip pat turi būti tvarkingi, neoksiduoti, nesimatyti degėsių, pridegusių kažkokių tai nuotrupų ir tinkamai priveržti. Tas pats būtent turi būti su 0. Nulinis tranzitinio kabelio laidas prisukamas prie privirinto varžto, tuo pačiu sužemindamas visą skydą. Ir, reiškia, nulinio laido būtinybė, galima, kaip pasakius, ne tai, kad būtinybė, pagrindinis privalumas, tai būtinai jį reikia stebėti jo kontaktą, kad nudegus tranzitiniam nuliniam laidui gali atsitikti labai negerų pasiekmių eksploatacijos būtuose eksploatuojamų prietaisų atžvilgių. Tada dingus tranzitiniam nuliui, priklausomai nuo apkrovos skirtingose fazėse, į skirtingus butus gali patekti nuo 220 iki 380 voltų, ko pasekoje gali sudegti kompiuteriai, adapteriai ir kiti buitiniai prietaisai. Tai eksploatuojant elektros skydus, skydinės, būtina, ypatingai būtina žiūrėti nulinio kontaktų patikimumą. Pakalbėsime apie aptarnavimo skydo profilaktiką arba valymo darbus. Profilaktikos atliekamos kas ketvirtį, tai yra 3 mėnesius, ir metinės profilaktikos. Metinės profilaktikos metu vykdomas elektros skydų tranzitinių linijų atjungimas ir vykdomi visi kontaktų paveržimai, reikiami kontaktų paveržimai. Buityje, jeigu pastebim ką nors blogo, darome avarinį atjungimą, ką ko gero pabandysim padaryti ir šiuo metu. Rimtesnėje įrangoje gali būti tokių poreikių ir kas pusę metų ar ketvirtiniai profilaktikai. Tam, kad galėtume, matome, reiškia, nulinį gnybtą. Nulinis gnybtas prie varžto tranzitinis laidas prisuktas normaliai, bet einantis nulis į paketinius išjungėjus ir į butus yra nemaloniai susukta tokia nekokybiška jungtis. Tai šios profilaktikos metu mes pamėginsime ją
sutvarkyti kiek galint patikimiau. Tam mums reikia atjungti būtų apkrovas. Įsijungiam būtų apkrovimą. Toliau atjungsime ir tranzitą. Įsitikint, ar mums tranzitas atjungtas, mes pasitikrinam įtampą ateinančių gnybtų dvipolių indikatoriumi. Mūsų tranzitinė įtampa atjungta. Mes galim daryti išmontavimo darbus. Tam imame replytes ar raktą ir atsuksim, reikia atsukti nulinio gnybto veržlę. Atsukame į žeminimo veržlę, nuimame tą nuo tranzitinio varžto nulinį laidą ir nukerpame tą blogą kontaktą. Ten nukirpam, čia nuo paketinio išjungėjo mums jį teks atsukti. Atsukame nulinį sudegusią laidą nuo paketinio išjungėjo, paimame visi ir visą šitą negražią jungtį išmetame. Imame paruoštą laidelį, dedame varžčiuką, dedame dar vieną poveržlę ir bandome prisukti prie paketinio išjungėjo. Užveržiame, kad būtų patikimas kontaktas. Dabar imame kitą paruoštą laidelį ir mauname ant tranzitinio įžeminimo varžto. Dedame poveržlę, imame naują veržlę ir užsukame. Užsukame ir patikimai užveržiame. Nes įžeminimo žemės kontaktas, nulinis kontaktas turi būti būtinas ir būtinai geras. Toliau nusivalę izoliaciją kitų galų padarysime susukimą, tai yra 3 laidų sujungimą. Susukant ir uždedant twisterio suktuką. Suktuką twisterio tipo. Stengiamės susukti patikimai, kadangi vienalytis metalas aliuminis, tik aliuminis. Va, susukę šitą suktuką galima truputėlį nukirpti, kad būtų gražus galiukas. Ir užsukame twisterį. Turime remontui patikimą kontaktą. Toliau atvirkštinė tvarka įjungsime tranzitinį įtampą, paduosim tinklą, ko pasekoje reikia pasižiūrėti dvipolio indikatoriumi. Tranzitinė įtampa 3 fazės jau paduotos. Ir įjungiam būtų automatukus arba automatinius saugiklius. Arba paprastus, neautomatinius saugiklius.
Padavę į butus įtampą, mes susirenkame savo įrankius, kad nieko neliktų skydelėje. Ir izoliacinio teptuko. Teptuko rankena turi būti plastikiniai arba neturėti metalinių dalių. Apvalome skaitiklius. Nuvalome voratinklius susikaupusius, jeigu jų buvo. Be šepetėlio. Ten, kur yra giluminiai skydeliai, naudojamas dulkių siurblys, kad išsiurbt visas pašalinės šiukšlės. Skydas ir skydo apačia turi būti švari, be lipdukų, nuorūkų, cigarečių ir panašių pašalinių dalykų. Tai atlikę, mes atsargiai mėginsime uždengti gaubtą, metalinį gaubtą. Uždedame paketinių išjungėjų rankenėlės. Apsauginę skardą reikia dėti atsargiai, stengtis neužtrumpinti tranzitinių gnybtynų varžtus, nepadaryti trumpo jungimo. Tuo mūsų elektros apskaitos skydo profilaktika būtų baigta. Uždarysime spintos dureles ir priklijuosime lipduką profilaktiniai darbai atlikti, kuriame užrašysime atlikimo datą, dieną, laiką, tai yra metus, mėnuo ir diena. Ir manome, kad mūsų skydas sutvarkytas.